Sveiki draugai. Atėjo eilinis siuntinukas iš Kinijos. Kam įdomu žiūrim, čia adresą užtušavau. Miestą palikau tik į kam įdomu. Ryte prikėlė paštininkas, taip neleidžia išsimiegoti po antros pamainos darbo. Na ką, žinau iš tikrųjų kas čia yra skirta žvejybai. Kaip manau, tai bus tinklas, kitaip vadinamas trubisas. Neužmušamas peilis ir žiūrime. Dabar kažkaip reikia tik atsargiai praplėšti, kad nesugadinti pačio produkto. Gal geriau taip, kad nepažeisti, nes jis, man atrodo, bus vilkinis. 25 metrai. Traukime į šalį. Ir štai kas čia. Svarelį ant dugno. Kam čia šitas toks maišas atskirai surištas, net neįsivaizduoju. Tai vadinamos plūdės, pažiūrėkit kokios jos. Ir kokie svareliai. Na, ganėtinai lengvas, zilkinis, nu kitaip tariant, vienkartinis čia. Aha. Matome didelės tas akis. Ai, čia surištos mažosios tas akytės tinklo. Na, nežinau, čia gal. Tai vadinamas 20. Nu ką? Bandysim, draugai, žiūrėsim ir valgysim skanę žuvienę. Keliam pirštus į viršų, spaudžiam laikus ir iki kitų susitikimų, mėly draugai. Pamiršau pridurti, mėly draugai, iš karto atsiprašau visų gyvos gamtos mylėtojų. Tai buvo tik tai kainavo 3 eurai, tai nusprendžiau pabandyti. Ar aš juo naudosiuos ar ne, nežinau. Čia kažkokie zilkos galai. Ai, čia pati pradžia. Nu, kad čia ir žuvies gal nepagausi, labai tokia. Ai, nu, ganėtinai tvirta. Nu ką, žiūrėsim. Iki.